Kaune dar nematyto įžūlumo paveldo naikinimas. Prestižinėme Žaliakalnio rajone pradėtas griauti unikalus pastatas. Išdraskytos unikalios detalės, suniokotas fasadas. Savavališko paveldo griovimo lėkė stabdyti specialistai. Ieva Diraitė praneša, kad dėl šio įvykio žadama kreiptis į teisėsaugą. Prieš 92 metus pastatyta Petro Rusecko vila drastiškai ardoma. Sunkiąją techniką kaimynai pamatė vakar. Paveldosaugininkai iškart darbus sustabdė. Viskas vyko šalia vieno Kauno architekto namų. Turi labai retus Kaune art deko bruožus, kad tai yra vienas iš, sakykime, pirmųjų mūsų rajone, Perkūno rajone atsiradusių pastatų ir bene vienintelė išlikusi vila, labai stilingas tokiu šveicarišku bokšteliu. Tačiau šiandien ryte darbininkai sugrįžo ir tęsė darbus, kol atvyko policija. Paveldosaugininkai sako, kad leidimų darbams nėra. Bet kokie statybos ar paveldo tvarkybos, ar kaip šiuo atveju griovimo darbai, tai turėjo būti vykdomi tik tai turint statybą leidžiantį dokumentą ir parengus atitinkamą projektą ir panašiai. Šiuo atveju tenka konstatuoti, kad darbai vyksta nelegaliai ir net pažymėkime, kad įžūliai. Namas patenka į saugomą teritoriją ir turi vertingųjų savybių. Leidimai jį griauti negali būti išduoti. Šiuo atveju gauti statybą leidžiančio dokumento griuvimui aš galiu konstatuoti, kad tikrai nebus išduota. Ir, tai jis turėtų atstatyti tai, ką padarė. Darbų vadovas nesutiko prisistatyti, tačiau lakoniškai pakomentavo, kas yra vykdoma. Aš turiu visus popierius. Bet kad sustabdytų darbus, tai jums reikėjo dokumentą. Aš ir dabar galėčiau tęsti darbus, bet prašė inspektorius netęsti darbų. Sustabdyti laikinai. Kokie čia darbai yra vykdomi? Kas čia yra? Griovimo darbai. Kas yra? Visas namas turi nugriauti, ar stogas, ar dalis? Visas namas. Bandėme susisiekti su namo savininku, kuris pastatą įsigijo prieš 5 metus, tačiau jis komentuoti situacijos nepanoro. Tai tiesiog trumpai paaiškintumėt. Žiūrėkit, aš labai atsiprašau dabar, kaip ir pasikartosiu, dabar nelabai galiu kalbėti. Ačiū, gražios dienos. Tai gyventojų užfiksuoti vaizdai, kaip ekskavatorius išrauna langą ir jį tiesiog sutrina. Tarpukario laikų pastatui taikomi itin griežti priežiūros reikalavimai. Jau negalima rekonstruoti. Galima juos tik tai faktiškai remontuoti, restauruoti, pritaikyti šiuolaikiniams poreikiams, iš esmės mažai ką keičiant. Tūryje, apdailoje ir panašiai. Specialistai antrą kartą bando stabdyti griovimo darbus. Šiandien arba rytoj tikrai bus pateikti įpareigojimai stabdyti ir nevykdyti toliau darbų. Sustabdžius darbus mes taipogi atliksim pakartotinį patikrinimą. Įvertinti žalos atvyko ir kultūros departamento atstovai. Dalis fasado yra nugriauta, stogo dalis, demontuotas autentiškos tarpukarinės durys, kurios buvo sumestos po griovimo technika po ekskavatorium. Kultūros departamento vadovybė sako, kad greičiausiai bus kreipiamas į teisėsaugą. Pasitarsim su valdybės paveldo skyrium, nes ar jie kreipsis, ar mes, ar su savininku, ar jis, savininką reikės kvies kalbėtis. Taip saugoma vila atrodė iki ją pradedant griauti. Kaunas su Naujamiesčiu ir Žaliakalniu siekia patekti į pasaulinį UNESCO paveldo sąrašą, tačiau architektas sako, kad sugriovus vilą toks noras gali ir neišsipildyti. Nedaug trūksta, kad, tokie dalykai, kurie dabar vyksta, kaip būtent vyksta teikimas į UNESCO sąrašą, kad jie būtų įvardinti kaip esminė kliūtimi ir Kaunas būtų išmestas. UNESCO sąrašui Kaunas paraišką turi pateikti iki naujų metų. Ieva Diraitė, Aušrinė Jonovienė, Giedrius Kadiša, Kaunas.